Sekantis etapas sidro gamyboje yra jo uždarimas pašalinus nuosėdas. Klasikinis metodas, kuris pakankamai ilgai užtrunka, bet gaunamas skaidrus, be nuosėdų sidras. Ir šią technologiją taip pat mes gauname tą klasikinį burbuliuką, tokį sprogstantį. Ir kad viskas būtų teisingai, turim išlaikyti tą technologiją. Pirmiausia, išpilstoma, dabar manau, kad išpilstyti verta po 2-3 mėnesių laikymo, kol dar tasai skystis nėra pilnai skaidrėjęs, kol tenais yra daug gyvų mielių. Prieš tai įdėti irgi, manau, verta būtent šampaninių mielių. Dedam butelį horizontaliai. Tai yra reikalinga tam, kad iškrentančios mielės kuo labiau pasiskirstytų didesniam plote, nes iš mielių senelių mes į sidrą gausim manoproteinus. Būtent manoproteinai, jie apvelka angliarūgštę ir va tas gaunamas burbuliukas, kuris pakilęs į paviršių ilgai gana nesprogsta. Laikoma, kaip žinom, šampanuose gali laikyti ant mielių ir metus, 2 ir 3. Po to yra nuimamos nuosėdos. Dar irgi pabrėšiu, kad čia jau dedant horizontaliai yra dedamas papildomas cukrus antriniai fermentacijai. Tai yra, mes dirbame su užgazuotu gėrimu. Po numatyto laiko mes tas nuosėdas dedam į kakliuką. Laikomas butelys yra su specialiu, su žiediniu kamšteliu, su konteineriu, kuriame rinksis nuosėdos. Tada mes kreipiame butelį jau taip va su kampu. Kampas pradžioj būna gana nedidelis ir tos nuosėdos, kai mes apsuksim, jos kris nuo stiklo į dugną ir vis su kiekvienu kritimu jos eis link kakliuko. Man kilo pradžio klausimas, o kodėl va taip nelaikyti vertikaliai, iškristų nuosėdos čia. Problema yra tai, kad tokiu atveju kaupėsi ant šitų petukų, užsilaiko pakankamai didelis nuosėdų kiekis ir jį po to yra sudėtinga būtų pašalinti. Dėl to mes vis sukiojame ir ta kryptis vis labiau vertikalėja, kol galiausiai jau tą butelį padedam vertikaliai ir jau jisai būna paruoštas nuėmimui, išėmimui nuosėdų. Pas save padariau tokius savadarbį kreiptuvą dėžėje. Yra specialūs laikikliai, tenais irgi nėra taip, kad būtų išpjautas, irgi galvojau, imsiu ir išpjausiu su karūniniu grąžtu aš skylę, bet taip nėra, tenais ta skylė, jinai irgi turi skirtingus kampus, kad tą būtent keisti su laiku nuolydį. O aš padariau taip, kad būtų galima dėžėje išskėsti laikiklius ir taip keičiasi tasai kampas. Ir dabar dar vienas iššūkis, tai yra kaip užšaldyti kakliuką. Nes tos nuosėdos turi negrįžti atgal į sidrą po to, kaip mes butelį apversim ir atidarysim kamštelį. Kakliukas dažniausiai užšaldomas. Yra įranga speciali, bet ten kainos tikrai didelės ir nedideliais kiekiais darant tikrai neapsimokės. Ant parodoj mačiau apie 6000 buvo 30 skylių uždarytuvo šitas ir mačiau filme tokį variantą, kad įdėjo
ledo ir ant ledo įdėjo druskos ir tas vat ledas tirpsdamas jisai labiau išskiria šalčio fiziką ir užšalo tas kakliukas. Kiek man pasirodė sudėtinga ir panaudojau langų skystį automobilinį, neužšalantį, į jį įdėjau sauso ledo. Aišku, po to reikės nuplauti tą butelį, kad nepatektų langų plovimo skystis į sidrą. Kakliukas užšalo ir jau apvertus drumzlės nepateko į vidų. Apiplaunam butelį. Darom. Yra visai geras kiekis papildom likerių. Šiuo atveju čia yra sidras su kiek cukraus. Dažniausiai jau, bent jau specialistai sako, kad šitas cukrus jau jisai taip ir lieka. Bet iš principo suveikia šitas metodas. Pavyko užšaldyti panašiai per 15 minučių. Ir po to butelis po butelio plaunama ir uždaroma. Uždaroma su specialių kamščių uždarytuvų. Galima uždarinėti ir tai greičiau, aišku, vyksta su plastikiniu kamščiu, tada netgi šito aparato nėra, paprasčiausiai įstumi ir užsidaro, bet klasikinis jisai vis tiek yra su kamščiu. Kamščiai yra su kamštinio ąžuolo kamščiu. Tada uždarom su šituo įrankiu vielutę užspaudžiam, kad papildomai laikytų, jeigu ten padidėja dar labiau slėgis. Dar viena įrangėlė, kuri bus, tai karūninių kamščių uždarytuvas. Tame pirminėme uždarime. Realiai tai galima karūninius kamščius naudoti ir sidrų, jeigu negalvojat nuiminėti nuo nuosėdų. Pilnai jisai laiko tikrai didelį slėgį, nes čia mes kaip ir daugiau neužgazuojam. Dapilant tą vadinamą likerį, jau nesitikima, kad ten susidarys papildomas angliarūgštis. Dažniausiai tai yra skonio reguliatorius, tai yra saldumo reguliatorius, nes procesai jau neturėtų vykti šitame sidre po nuosėdų nuėmimo. Tai tikiuosi padaryti klasikinį sidrą pavyks ir jums. Dešinėje pusėje prenumeratos mygtukas bus tikrai dar daugiau gerų filmų. Ir sėkmės iki.